Sveiki, turim Jūra kavos aparatus N8 ir Jūra V8, rodo klaidos kodą Error 8, tiesiog įjungus aparatą, nieks neveikia, joks praplovimas nevyksta, tiesiog Jūra pasako, kad susiraskite servizą Jūra ir išmeta šitą klaidą. Taip, tai yra gan dažna Jūroje pasitaikanti klaida. Toliau kitam epizode parodysiu, kodėl visą taip nutinka ir kas darosi, kai tokia klaida atsiranda su aparatu. Dėti į Jūrą tą kavos aparatą, noriu atverti tą vadinamą daryklą, dėl kurios įvyko gedimas. Aišku, būna tų gedimų su R8 ir daugiau visokių variantų, bet va, irgi tiesiog išėmiau dangtuką, vat matot, kiek daug yra kalkių. Matosi, kad vanduo turi. Aišku, tai yra tikrai ne į gerą aparatui. Taip, iš rozetės irgi ištraukiam. Taip, tai vat yra, manau, kad yra pats didžiausias, būtent vat yra vadinamas šitas kaltininkas, tai yra, reiškia, va, darykla visa, kur pridaromos vadinamas sumalta kava subėga, spaudžiama sistema, eina vanduo. Tai va šita darykla yra pastrigusi tiesiog. Ir kitam epizode aš jums parodysiu, kaip aš ją išimsiu taip ir kaip reikės padaryti jos restauraciją, pakeisti visas tarpinės, visas stumoklių, manžetus ir labai greitai, kaip ji atsirestauruoja. Išėmiau tą vadinamą kavos daryklą, kiti vadina virimo bloku. Pas Jūrą yra toks dalykas, kad yra ta virimo blokas, mes vadinam kavos daryklą, yra uždaras. Tai tik tai servize gali visą tai remontuoti tą dalyką. Pas kitus firmų aparatus, pavyzdžiui, kaip Mielė, Nevona ar Melita, ar Seiko ar Philipsai, tos daryklos yra išimamos, ten pačiam klientui galima jas prasiplauti, tas tarpinės pamainyti. O Jūra dėja reiks įsikišti servizui ir pilnai viską išardyti. Tai tiesiog dabar aš čia viską išardysiu ir po to parodysiu, kaip viskas toliau vyksta. Yra tarpinės, taip, apie kurias šnekėjom. Tikrai, kurios yra jau pasenusios, kurios turbūt trikdo to vadinamą dalyką. Ir va čia yra labai svarbus dalykas. Būna kartais per šitą tinkliuką yra tiesiog nepraeina normaliai kava, nes šiuo metu tos visokios pigios kavos turi visokių priemaišų, smėliuko, visko taip toliau. Ir jau ten pažiūrėjus prieš šviesas tiesiog yra užmuštas visas. Tai tiesiog nepraeina kava ir būna to gedimas, kad spaudžia kavą, o kava tik tai laša. Nu tai vat viską reikia dabar išsiardyti, kiekviena tarpinėlė irgi yra išimama ir taip mes pradėsim tą vadinamą daryklos restauravimą. Darom toliau, ardom pilnai visą tą daryklą. Dabar šitas detalės tiesiog dedu iš šono, va šitos visos guminės manžetai, tai toliau bus nauji mainami. Dabar ardom svarbiausia šitas drenažas. Drenažas labai dažnai, va tik pažiūrėjus pagal viską, jis irgi jau yra prašusi to tikro restauravimo. Aišku, galima ir naują tai visą tai padaryti. O galima visą tai atrestauruoti viską. Tiesiog visas gumelės reikia atidedam iš šono. Jas visas irgi keisim. Taip, tiesiog viskas išardoma, taip. Taip, viskas eis į... Tiesiog čia jau šlapi, tie manžetai matosi, kad tikrai yra praleido visą tai jau, tą vandeniuką. Taip. Visas tarpinėlės tiesiog išimt. Nebėra. Taip, nebėra.
Taip, drenažas irgi pilnai, visas kaip atrodo, po to po restauravimo parodysiu visą daryklą, kaip gražiai atrodo. Taip, tiesiog lieka dabar dar pabaigti pačią daryklą išardyti. Taip, toliau sekanti tarpinėlė irgi, bet tiesiog jau matosi, kad jau tikrai savo atgyvenusi. Taip. Dar viena detalė, senelės labai svarbu, riebalais būna apėjusios irgi visas išvalymas. Taip. Ir paskutinė detalė, kuri irgi tiesiog jau pilna priemaišų, taip toliau, kurią irgi restauruosiu. Taip, tai dabar kitam epizode parodysiu, kaip viską sukrausiu į mūsų ultra vonelę, kurią esu paruošęs. Ultragarso vonelius visas priemonės, taip, visas tarpinės, kaip sakiau, visas atidedam, nes mainysim visą tai į naujus produktus visai pilnai. Taip, dabar ką matom, smulkius dalykus pagal visas taisyklės sumetam į atskirą indelį. Taip, čia bus smulkus. O visą kitą tiesiog raunam, smulkus čia. Taip. Taip, taip. Taip. Tarpinis viskas. Čia viskas. Taip. Sprandžinas čia. Taip, viskas yra paruošta. Dabar nešiu į ultragarso vonelę. Taip, turim ultragarso vonelę. Šiuo metu esu pastatęs 40 laipsnių, 40 minučių. Taip. Reiškia, kad visą 40 minučių darysim ultragarsą visą šitom detalėm. Taip, ką sudėjau, įdedu gražiai į vonelę. Taip. Viską uždarom gražiai. Taip, nu ir viskas. Ir tiesiog paspaudžiam darbui. Viskas prasidėjo laikas ir visas 40 minučių dabar lauksim, kada su ultragarso pagalba bangų išsivalys visą daryklą. Taip, tai vienas, antras etapas baigtas, dabar prasideda trečias etapas. Iš ultragarso bangų vonelės išėmėm visą daryklą, išplovėm vandeniu, biškį prasausinsim ir ją reikės pilnai surinkti. O čia esu paruošęs jau visas naujas tarminas, manžetus, viską, tiesiog kas buvo viskas sena, viską pakeisim naujom tarminėm ir manžetais. Ir taip atrestauruosim daryklą jūros. Po to parodysiu, kaip jį veikia ir kaip jį atrodo surinkta. Taip, į pabaigą vyksta mano daryklos surinkimas. Kaip sakyt, paskutinės detalės sudedu. Taip. Paskutinės detalės susideda. Taip, pakeista yra visos tos gumos, stumokliai sutepti visi, visos tarpinės yra suteptos. Taip, specialūs yra silikonai, begeliai yra, tai yra varžteliai užpilami mėlynų skysčių, kad laikytų, po to yra specialus dar skystis irgi, kuris viskas yra sutepa. Taip, netapusiu. Taip, atstatyti stūmoklį į pradinės padėtį reikia dabar. Taip. Dabar labai lengvai viskas sukasi, fainai, viskas yra sutepta. Taip, darykla yra paruošta. Paruošta naudojimui. Dar yra pora detalių, kurias reikia įdėti. Taip.
ir viskas. Nu ir va, tai reiškia, dar pastebėjau aparatė, kadangi buvo daug kalkių, tai tiesiog pakeičiau tarpinį irgi, kurie jau nuo kalkių yra labai, kaip sakyt, labai nekokie, naują padarėm, taip. Nu ir ką, ir belieka įdėti viską, sudėti daryklą į vidų ir išbandysim, kaip kavą daro. Šiuo metu jūra turėtų daryklą, matau, gražiai dirba. Tiesiog vyksta dabar sistemos praplovimas, prasiplaus sistema, tuo pačiu ir kaista sistema, tol kol prasiplaus biškį jūra kavos aparatas, va aš ir noriu visiems klientams pabrėžti. Tai, va, tai yra nematomoji dalis, vadinasi darykla, kuris čia yra drenažas, kuris laiko bėgančią manžeterę, kurie sutrunyja, po to praleidžia vandeniuką, būna, kad mažiau kavos daro kavos aparatas ir tai yra pasiekmes būtent drenažo, po to nevaikšto va šitie stumokliai, viskas, tai visos yra bėdos. Taip, šiuo metu va, jau dega tablo, kad galim daryti kavą ir galim tiesiog paspausti kavos darimą. Malūnas gražiai dirba ir 100 ml nustatyta juodos kavos darimas ir super bėga kava, jaučiu, matau. Nu va, ir tai vadinasi daryklos ir drenažo yra restauracija. Restauravus mes duodam darbams 2 mėnesių garantiją, o visom detalėm, kurias mainėm taip toliau, metams neduodam. O restauracija, žinau, kad tikrai ilgai laikys. Aišku, reikia prisižiūrėti biškį tą daryklą, kaip bebūtų. Vis tiek yra darykla valoma, yra specialios yra tabletės daryklai, tai irgi nereikia ignoruoti. Reikia kas nuo karto prižiūrėtas daryklas. Tai tiek, ką. Skanios visiems klientams kavos.